Stand-up komedija nėra įprastas darbas. Šią idėją pristačius savo artimiesiems dažnai sulaukiame klausimų, kada susirasi normalų darbą, kada nustosi būti šeimos gėda ir kada pagaliau susirasi antrą pusę, susilauksi vaikų ir gyvensi kaip visi kiti. Šiandien paklausim komikų, kaip jų šeima ir artimieji reaguoja į jų karjeros pasirinkimą. Na, o dabar važiuojame į epizodą. Studijoje esu vienas, yra tik administratorė. Aš tikrai nieko neruošiu. Einu aš kažko laukt. O čia Deivido. Eneidas. Arba dar Kristupas ateis. Žiūrėsim, kas bus. Gerą vakarą. Ateina gražuolis, ateina. Sveiki visi. Šiandien sveikinuosi aš, Deividas Vizgirda, ir mes darom naują Comedy Check vlogą. Taip, Deividas motherfucking Vizgirda daro. Ir Aransas Miloševskis. Ble, žiūrėk, snargliukas išbėgo. Jo, šiandien nebus Nedo. Nedo susilaužė kaklą. Jis buvo treniruotėj. Ir jam kaip toks meškiukas, kaip ant žirafos, užšoko ir bandė kaklą tai paimti ir laužti. Pavyko, pasirodo. Ne, o jeigu rimtai, Nedui daug mokytis reikia. Turim įdomią temą šiandien, tokią jautresnę, gal šiek tiek temą, bet kuri vis tiek bus susijusi su komedija. Ir tema yra šeima. Ką šeima mano apie mus, kad mes susiėmame komediją. Kurie šeimos nariai padeda ir gerai žiūri, kurie šeimos nariai prieštaringai žiūri į mūsų šį dalyką, ką mes darom. Ar yra atėję šeimos narys koks nors į pasirodymus. O tai tokią temą sugalvoji dėl to, nes pats tėvo neturi. Jo, tai kalbant apie komediją ir ką mano šeima, mano komedija tai pradžiai nelabai suprato, tiesą sakant. Mano buvo toks sunkus kelias, aš dar studijavau, aš Kaune gyvenau, aš važinėdavau kiekvieną dieną iš Kauno į Vilnių, pasirodau, iškart varau atgal iš Vilniaus į Kauną ir taip kiekvieną dieną reikėdavo. Ir mano močiutė klausdavo, ar tu ten uždirbi, nes mano močiutė yra materialistė, jai reikia pinigėlio. Ką tėvas sakė? Tėvas buvo man parašė žinutę, kad baig pelnytis iš manęs. Tai aš parašiau, koks tėvas, toks ir sūnus. Ir dar yra, keli dėdės pasakė, kad kas ant tavo humoro gali klausyti, tai mano, tas dėdė, kuris tai pasakė, tai jis yra Ivanas Lochas, nes jis yra privogęs labai su Druskininkų meru, jis turėjo, karočią, ten smėlį pyzino, taip toliau, jis aplinkos ministras buvo, Kęstutis Trečiokas, čiulbylį. Gerai, mes išsipasakam ir dabar varam ruoštis, varam kitų dėlioti. Kadangi mes biškį vėluojam, labai stipriai. Aš esu po kačelkis, matus turbūt, kad sportuoju labai. Ui, yra raumenukas. Ir geriam. Kur tai ne? Aš nežinau, kur gėtis, aš nieko čia nežinau, blėt. Mane kaip lochą pastatė. Ai, va ten. Čia viską nešti dėt? Jo. Aš pasirašiau pravest vlogą ir open mic'ą. Man niekas man rankas koda šiandien. Čia belekas yra. O tu net nenori irgi padėti tos kameros ir panešiau su manim kartu. Nedas taip pat sako. Gerai, padėk kamerą, viskas. Ar buvo sunku kėdės dėlioti? Ne, Ar buvo sunku kėdės dėlioti? Ne, labai greitai sudėliojom, aš nesitikėjau, bet atgal nebedėsiu. Bet šiaip dabar, kai viską pasidarėm, nuotaika pagerėjo. Viskas gerai, atėjo pirmas komikas Saulius Suderskis, galėjai pakalbinti mūsų temą, aš tau viską užrašęs esu, paklausinėk ten viską. Ate. Sauliukai! Aransai. Sveiki. Šiandienos tema yra šeima. O, gerai. Turi šeimą. Turiu šeimą. Ar palaiko tave komedija į šeimą? Buvo atvarę kelis pasirodymus. Kas? Yra buvo ir mama, ir tėtis po 3 kartus abudu. Yra močiutė su seneliu atvarė. Ir dar kaimynė pasiėmė. Ten keista buvo. Labai buvo nejauku, nes senelis heklindamas labiau kilino negu aš tą vakarą. O kur čia buvo? College pubas. Anksčiau dabar nebėra tas vietas amžinatilsį. O testuojasi bairius ant tėvų? Rolę ar ką ten turėjo? Šiaip su sesė dažnai kažką pabandau pasivairiuoti. Aš turiu 2 sesės. O ką sesė sako? Sesė dažniau kažką juokingesnė negu aš pasako, tai tik pizdinu iš sesės bairius. Okay. Tai tu ką tik dabar prieš 30 000 žmonių sakai, kad tu pizdini bairius. Iš sesės dar. Iškirpsi šitą, ne? Iš savo kraujo. Ne, jinai leidžia man naudot. Tai tikiuosi. Ką parašyk komentarus, jeigu neleidai. Skanaus. Ačiū labai. Turiu jums klausimą. Taip. Kaip tavo šeima reaguoja į tavo
Buvimo komedijai. Įvairiai. Tėvas buvo pirmam pasirodymė, jam patiko. Jisai reelsus šerina, kitiem draugam rodo. Kai važiavau, šiandien mama klausė, ką veiksiu, sakiau, rauja open mic'ą, sako, ko ten važiuoja, jeigu pinigų nemoka. Tai... Kaip patį pirmą kartą užlipai ant scenos ir tu sakai, kad lipsi, kaip reagavo? Ar nesakė, kad čia blemba? Mama nesuprato, kad šitokį iš vis, o tėvą pakviečiau, tai patiko. Testuojas bairis ant tėvų? Ne. Kodėl? Nes nemanau, kad jiem patiktų. Ne, bet čia, žinai, tipo, ne tai, kad mama klausykis mano bairio, bet būna kažkokia situacija ir tu toj situacijai įmeti. Nes aš, pavyzdžiui, su draugais taip darau, kur, tipo, tu kažką kalbam ten apie mašinas ir aš turiu apie mašiną bairį, va, būtent toj situacijai. Ir aš įmetu ir aš neskau, kad čia mano bairį. Žinai, tu pis granatą ir žiūri dabar kaip reaguos, tipo. Aš bendradarbiais taip darau, bet dabar pradėjo skustis, per daug šneku darbę. Jo, žodžiu, aš šiandien sėdėjęs būsiu. Ar galit vyrai man duoti idėjų? Tipo, vis tiek aš bairių nepasakosiu, man pakraudovartinti kažką reikia. Biškai energijos paduot, paklausinėti žmonių, kad apsiprastumėm su aplinka. Aš gal apie artėja kalėdos, apie kalėdinės dovanas kažką. Gerai, turiu vieną istoriją tokią. Pats, ką galvojat, ką galėčiau paklausti? Kiek labiausiai yra nusipysę darbo baliui? Agnė, turiu tau klausimą. Nu, Ką tavo artimieji galvoja, kad esi komedija? o Dieve, palauk, reikia pagalvoti. Šiaip palaiko. Mamai rodžiau netgi savo bairių įrašus, tai žvengė, bet vis tiek sakė, kad jos geriausi komikai Lietuvoje yra Kazlas ir Šapranauskas. Tai nežinau, kaip čia reikia interpretuoti. Šiaip visi palaiko, viskas atei, žinau, kad kodėl močiutei nerodyčiau savo bairių ir šeimai, nes nemanau, kad suprastų. Jie galvoja, kad aš anekdotus pasakoju. Bet jo, all in all, tai visi palaiko, visiems viskas ateina į pasirodymus, kartais net nenoriu, kad tiek draugų ateitų, bet ateina, palaiko. Aš žinau, viskas gerai. O, didžianotį. Reikėjo filmuoti. Avas, nepasilgo, tai ne? O, pirmą kartą jaučiu gerai pasisveikinam. Kaip reaguoja, kad esi komedija šeima? Aš nežinau, jie net nelabai supranta, kas čia yra. Aš sakau, kad aš stand-upinu, jie tokie, ką čia reiškia. Tada sakai anekdotai. Anekdotai, jau sakau, aš kaip bingelis tik prašiau, dar daug prašiau. Va, tai va. Sako, o, tai gerai. Aš draugui laikau. Dabar kol kas laikai dar. Jie realiai nežino, koks čia turinys, čia gal vanduo tiesiog. Čia mano gertuvė tokia. Mes suaugę, kurie tau leidžiam derti, mes dabar irgi esam bendrininkai. Ne, man atrodo, jeigu jūs mane prižiūrit, kad aš šūdą nedaryčiau, viskas legalu. O ką tavo tėvai mano, kad esi komedija? Paskutinį open mic'ą mamai parodžiau, sakė, išjungiu po minutės. Sakė, Alanai, nesikeik, nekalbėk apie lytinius organus, sako, dar daug kur tobulėti yra, o tėvas jaučiu net nežino. Gal 3 kartus sakiau, bet jis nesupranta, kas čia yra. Nes lietuviškai nemoka ar kaip? Jo, šiaip lietuviškai nemoka. Sveiki. Planavau net važiuoti, paskutinę akimirką sakė, kad pizdu su kučianais. Kaip gyvuojat? Kaip gyvuojam, gerai. Kaip montažas? Gerai. Parašykit gražų komentarą, kad montuoju šitos video. Vakar parašo nedas, tipo, aš galėjau parašyti nebetas. Jo, davai, važiuojam, lemba. Bet šiaip reikia duoti savo atsirastartuoti, nes po to perdėjimas gali. Čia psichologinis perderdimas. Tiesiog kaip tą patyrus ir aš dabar kaip tik planuoju nedirbti po 1,5 metų, pailsėti. Tai anksčiau būčiau graužus save ir galvojus, ką čia daryti, bet dabar kaip eisis tą ir darysiu. Bet matai, kas yra. Eik tu nahui, Arins. Čia, gali prizum, čia kai zalupos netitraukia ir taip eina. Vanduo, žiūrėk. Šiandien atrodo kaip apsauginis. Antras žmogus jau pasakė. Kas dar sakė? Draugė. Taip. Žmonėm aišku. Taip. Niekas neklausė. Na gerai, vienas paklausė. Bet nematė, nes čia stovėjo žmogus ir nesimatė. Vienas, gerai. Bet tu vėl darai kažkokius nusižengimus. Nu ne, ble, tiesiog apie pizdų laižymą bazarinu su komikais. O tau galima? Ką? O tau galima? Mama sutikimą atnešu ir jie.
O, Jesus Christ. Aš einu iš čia geriau. Ką tie jaunimas? Sako, einu pafilmuoti ir išėjantys. Ką tas jaunimas čia išdarinėja? Kur matyta? Dar juokinga. Ir tu dar čia. Jie, tu iškirpšit. Sveiki. Sveiki. Kaip gyvajat? Gerai, geros nuotaikos. Kaip tavo šeima reaguoja į komediją? Kažkada mamai, kaip pasakiau, sakė, tu negalėtum niekada. Ir va, mama, žiūrėk, blėt, kur mes. Open mic. Tai va, nes esam čia. Bet šiaip, dabar šiaip jau geriau. O buvo kažkas atėjo iš giminių į tavo pasirodymą? Ne, dar Draugai nieks nėra buvo. Ne, jo, tai tik draugai, realiai tik draugai. Bet jau mamuk sakė, norėtų ateiti kažkada pažiūrėti, tai gal paorganizuosim. O testuojasi bairis ant tėvų? Ne, baigtų, jokių. Ne. O, vilka mini, vilka čia. Kaip netikėta, kad atėjai. Kaip tik rašiau tau, Lukai. Labas. Labukas. Dabar tiesiog atrodys, manim nieks nekalba. Tiesiog toks, ble, aklų porno. Kur visien mūsų šitų vlogų auditorija yra maži vaikai, tai jiem labai nejauki šita dalis bus. Nu, sen tavo klasiokai, ble. Ne, mane mieste yra atpažinę keli, tiesiog einu gatvę su tėvu bazarinu ir kažkie vaikai, čia tu, aš gal, blėt, iš šūlės čia kokie vaikai atpažino, sakau, ne, čia tu Zimanto draugas. Dar nedraugs. Alanas Azikiev. Man nefilmuokim, o osiukai netoli jauga. Tai jie tau... Žiūrėk, tokie kaip pas tave. Pas mane čia, blėt, netoli. Krūva, jisai vyresnis už tave 10 metų. Pas mane čia netoli. Čia auga, blėt, pirmi dar neauga. Čia tik tu taip galvoji. Šiaip realiai jie klasiokai galėtų būti. Čia nežinau, man pagirimas tavo žaidimas. O tu taip apsirengiai šiandien, Alnai, nes Kirgizijai ten Karitas jis remia? Nu, nahui. Ne dėl to, kad kalėdos už blėt savaitės, bet... Taigi pasigražėtų net nėra. Mary X-mas. Taigi musulmonas tau net negalite. Aš tai ne, aš musulmonas tik Kirgizijų. Alachas Lietuvoje nemato. O taip man yra pasakęs. Saklas Lietuvoje yra pasirodo. O į ką tu tiki Lietuvoje tada? Blėt. Nežinau, niekai save. Gerai, pradėsim atvirą mikrofoną. Reikia nepamiršti, kad čia yra Comedy Check atviras mikrofonas, o ne A-Team Comedy. Nes aš jau repetavausi mintyse, ką maždaug galiu pasakyti, ir buvau A-Team Comedy. Sekėsi? Nu, kol kas biški žmonės tokie įsitempia, bet nieko, tikiuosi prasilauž. Nelabai kalbus, nelabai nori, kad bendraučiau kol kas su jais. Aš ten jokių juokelių nepasiruošiau, tai tiesiog pakalbinau, taip toliau. Nepaskaičiau, kad labai gerai sekės, bet aš manau, kad eigoje įsivažiuosiu. 6,83 neuroanatomijos laboratoriniai darbai. Dar visi, aišku, gavote 9,8, tipo kažką tokio, žinai, bet man čia daug. Ir dar šiandien gavau 10 iš pristatymo. Apie bystander efektą, bet ką galiu papasakoti. Visiškai viską žinau. Tai va, šiandien Deividas Vizgirda veda, mano mielas bičiulis, geras draugas, atvarė išgelbėt, nes čia kolį, tipo, 7:30 vakare, tiesiog toks. Jeigu galvojat stoti Vilniaus universitetą, nestokit. Čia nežmoniškai yra. Kaip ar bus gerai? Turėtų būti gerai. Svarbu už Adamavičių, kad geriau būtų. Ir už Azikėjevą. Man tik tiek gyvenime tai reikia. Gerai viskas mano. Ką čia turėjo? Tada darbas buvo, jie kalba tai niekus. Prasibūdinė dirba kažkais jau. Aš Britas stoju ratą, apsigrėžiu kryžių pasiemu, kad tik net neužleisiu ten visai kažko. Ir ką esu girdėjęs, ką jie kalba. Tai va miega. 7, 9.
Kaip aš namuose sėdėjau, jūs neįsivaizduojat. Ir čia buvo labai sunku daryti. Kito vyro sultis? Nu, aš pirmą norėjau pasižiūrėti oro prognozę ir tada sultis datą. Aš turėjau 5 metrai per sekundę vėjas, niekur mes neįsim. Ir aš tuos bankus įdėtino, aš kai išvėrėjau tos kampus. Čia lietuviai bahūrai draugelis springsta, kračiu tas žemės. Aš noriu kiekvieno dalyko. What's up, what's up, what's up? Kaip open mic'as šiandien? Gerai, Pusė velnio. daug gerų, kad Ane? Pusė velnio. Man patinka, kai mane įdeda klausinto, aš su naujais bairiais esu. Tavo, blėt, sėkmės. Žiūrėk, Vida, turiu tavo klausimą. Ne. Kaip tavo šeima reaguoja, kad tu esi komedijai? Iš pradžio buvo labai kritiškai, bet kai man pradėjo sektis ir pamatė, kad aš užsidirbu, tada tipo jo zaibys. Ir dar tada, kai pradėjo jie gauti dėmesio iš draugų, kad jo, jau matėm tavo dukrą, tada zaibys. Nu, klasikinis tėvų, žinai. O buvo tėvai atėję į pasirodymą kokį nors? Buvo vienam pasirodyme, kai turėjau šou su Grimaliu, buvo atėję su draugais. Ir sakė kažką po to? Nu, sakė, tuos bairius, kur apie tėvus sakiau, tai tenai, bet mes taip ir darom, taip ir darom, tai grimtai, va, su tas spinta rankšluostuku, oi, kaip tu čia. Tai, jo, būna. O vis tiek dar esi ir daug podcastuose. Žiūri podcastus? Žiūri podcastus. Tėvas ne, mama žiūri visus. Tėtai nebent pajungia, bet tėvas sakė, 2 valandos, nahui išeina. Seniau bandėsi, pažiūrėjau, ant puskės, ant Sistros bairis? Ne, aš bandžiausi pirmą kartą prieš lipant ant draugų, kaip draugės draugų atėjo, gal 5 susėdo, aš pasibandžiau bairius ir tipo visiškai tylas ėjo ir tokie, vienas sako, gal tu geriau nedirbk. Jeigu aš būčiau paklausius, pažiūrėk. Perdok jam kažką dabar. Mariau, netikėjai. Po to jau bandė tai pavartytis, aš sakiau, gal su šituo geriau materialu nedirbk. Nes aš, vėliau sėdau ir perrašiau viską, ką jiem kalbėjau, tai tada ir paėjo. Bet, žodžiu, nieks, nelabai kas manim tikėjo, aš pati savim tik tikėjau, tai gal ir biški liūdna, bet tada bent jau žinau, kad savo rankom viską užsidirbau, žinai, ir neturiu niekam kam dėkoti. Bent jau, kad karjeros keliai paskatino, tai iš tų žmonių, o daugiau tipo realiai, nebus, kad atsistojus ant scenos atsimti kokį, nežinau, metų žmogus, metų moteris, metų komikė iš 2 apdovanojimą, ir žinai, sakysiu, ačiū draugams, ačiū sesijai, ačiū šeimai, ačiū visiems, nebus. First of all, I wanna thank me for believing me. Ir tada parūkit. Normaliai, Vilnius ir viename. Alanas gavo. Tomas! Girdėjot, reuse content, neleidžia viskas, paskutiniai vlogai, čia liks tik sandėliuko archyvą. Blet Bulbenkovą. Labai, noriu Bulbenkovą, aš laukiu Bulbenkovą. Bulbenkovą? Kur Bulbenkovai esi? Ten tai Kaifo karalius. Kaifo karalius. Nebus. O kodėl? Cancel. Jį cancel? Jisai cancelino. Karočią, jeigu jį kada nors cancelins, žinokit, jeigu jis, tai ir aš. Gerai, Tomas. O, žinai, kokį namiuką, karočią, žiūrėjau dalį dargi dokumentiką. Apie šitą... Labai iš toli pradėti. Karočią, protą pemzą. Apie daktarus, ne? Aha. Ir bachūrai bučiuojas tenais. Taip. Per vestuvės, taip, jie bučiavos. Einas, skau, juk yra, va tas, jie va tai, va. Ne, lūpas, senais laikais būdavo priimtina, tipo, bučiuotis į lūpas. Taip, čia man atrodo, čia jie pasiėmė iš italų ten mafijos. Gali būt, girdėjau, gali būt. Taip, tikrai. Tai kaip prieiti prie šito? Tai jeigu tada galėjo tikri vyrai mūrai, kur išsiminėjo kriminalą, bučiuotis į lūpas, tai koks čia pazoras dabar porą zasosų mes vienas kitam. Va taip, metys zasosus ir čiulpies. Bet čia vyriškai yra, čia tai parodo meilę, žinai. Jo, ir po to kalėjime vyriškai pasipiša. Aš gal paprasčiausiai ne. Mes aš... Vyriškai pasibandyti, kurva, ką. Ar tu esi drąsus, jeigu nebandys? Va būtent. Ne, pasipysti vyru. Pasipysti vyru bandžiau vakar, patiko. Vakar mečių. Nepyk Tomašai, bet Sarūną Garšvą. Čia jau kaip... Išdavystė. Čia kaip draugelio pana išduoda draugelį. Tai gal.
O viso, ko mes su Arūnu praėjom. Mes viens kitam spjaudėm į burną. Ai, o ten? Buvo. Ai. Visko buvo. Demau saulės dėja, mėlė. Vienu metu. O kiek sumokėtum, kad pabučiuotum garšvą? Kiek Tai aš jam siūliau, mes sutarėm kainą. 5 gabalų, bet aš nieko O, negaunu. bet tai bučkas ar laižiakas? O, ko tu čia? 5 gabalų, jūs įsivaizduot, kiek čia pinigų. Kiek čia pinigų? Kažkas iš jūsų turi dabar 5 gabalų. Pusę mėnesio atlyginimą. Gal tu taip laisvai gali tą mesti. O, Andrei Bulbenkov atėjo. Labas, Andrei Bulbenkov. Sveikas, Deividai, sveikas. Kokį narkotiką šiandien vartojom? Tu to nežinai. Čia genialu, blėt, yra. Arinsas žvengia iš mano to, tipo, paplokit, kad patiko pirmoji dalis, ar antra dalis dar geresnė. Sako, nu, tipo, aš nedarau tai. Nu, bet savo žodžiais tu tą implikuoji. Ir aš sakau, tu man sako, parodį geresnį pradėjimą, kur per 2 sakinius paploja. Davai, pasakyk man ir aš tai padarysiu. Nėra. Nu, koks kitas? Aš ne MC. Gerai. Prigavai čia. Čia tas šunsnukai prigavai mane. Pradėsim antrą dalį toj, aš lipsiu pirmas, aš papasakosiu bajeriukų, hujukų. Ir viskas, krys ilsėtis, tai jūs pabaigs vesti vakarą. Labai labai dėkingas aš jam, esam geri draugai, pagelbėjo mane. Tai va, tai smagu labai. Darysime komediją. O tu moki? Ką? O tu moki? Bandysiu. Ką Tarencai dabar darai mane su šūdais? Kodėl? Už ką? Nes tu komikas? Tai čia nepagrindinis. Tai taip. Tu taip elgėsi visais, na, hui. Labas vakaras, Vilnių Gimnakame! Labai smagu. Smagu standartinti, nebūt chatai. Yra smagu. Žodžiu, turiu mergą. Pradėkim nuo to. Kur jinai man sako dalykus, aš su tokio žalonai išsipisinėjai iš manęs. Kur sako... Kokią lygą turi? Sorry, dėda. Jūs norit pabazarinti su manim? Ir jis tiesiog sėdi visiškai ne vieno žodžio pasako, kalbėk, berniuk. Gerai, aš perėsiu prie tavęs toj. Ir jis 8 kartus man tai padarė. Gerai, galima pagauti seriją, ko jūs vardu? Dainius. Dainius? Gerai. Dainiau, ką veiki gyvenime? Nieko. Aš nesu matęs labiau savim pasitikinčio vyro, kuris gauna pašalpą. Ne, juokauju, tai šiaip kažką, iš ko tu pragyveni tada, ką tu užsiemi? Dirbu. Nu tai blėti, palauk. Karočią, vienas žingsnis į priekį, du atgal, palauk. O ką dirbi? Nu, kasu giliai ir daug. Kasi giliai ir daug. Blėti, tu žudikas esi. Apie tai ir mes norim pakalbėti. O čia yra žudikų pramogos, jūs užkasat 3 žmonės ir blė, gal pažvengt vakare. Kur paskutinį kūną užkasėt? Ne kūną. O ką? Grabą. Grabą? Gerai, achuiena. A jūs turit moterį, turit antrą pusę? Šiaip dirbu 2 ant 2. O ką čia reiškia? Čia laidojų namų paslauga, tipo, jeigu nori su mama, gali palaidoti? Ne, jeigu nori, gali ir tave palaidoti. Gerai. Ar mane palaidos taip pat, kaip jūs palaidojot savo viltis būt normaliu? Ne, ką, prikoju, tai paplojam Dainiui, ne, dėkingas Dainius. Aš, ne, pavyzdžiui čia. Aš galiu užrašyti ant tavo grabo. Gerai, jau nebe taip dėkinga. Bet gerai. Metus gimimo. Gimimo metus? Gerai. Bazaras, sutarėm. Aš kai mirsiu rytoj galimai. Galėsit užrašyti. Aš dar papasakai bajeriukų, hujukų ir galėsiu dingti čia. Ble, dabar kaip sunku grįžti, tiesiog, kad hatį tvarkytis reikia po šito. Kur bišus mane ką tik nužudyti siūlė. Žinot, kad labai už visą buitinę techniką. Tai tik šou biznis mažytė.
Parabėjus, motherfucking parabėjus. Alio? Šitą, gerai. Šiandienos tema yra šeima. Šeima, labai myliu savo šeimą. Ok, o klausimas, kaip tavo šeima, ar palaiko toje komedijai? Nu taip, žinai. Jeigu jis nori, tegul daro. Rodai nors kada savo stand-upus? Ne, niekada nerodžiau, nenoriu rodyti, bet labai noriu pamatyti. Tai nežinau, kaip šitą reikės žvengti. Esi kažkada testavusis bairius ant tėvų? Ant tėvų, nu taip subtiliai, bandai pasakyti bairį ir dėja nesijokia. Ir galvoju, nu jo, žmonės gal juoksis. Bet ir žmonės nesijokia. Tai toks testavimas. Andriau, kokia tavo emocinė sveikata? Tokia plius minus, tokia chill, vibe. Bet galiu pasakyti, kad šitas pietukas, jis per daug baltas. Žinai, ką aš darau su baltais žmonėm, baltais dalykais? Bam! Va taip, va žinokit. Mindaugai Laskui. Šiandienos tema yra šeima. Šeima. Aš turiu šeimą. Turi šeimą? Ir kaip? Didelė. Didelė, pakankamai. Kiek? Šiaip... Didesnė nei Kisleko? Ne. Tai kiek? Gyvenom 7, bet aš sakau, kad 6. Gerai, ir kaip tavo šeima reaguoja į tai, ką tu veiki komedijai? Geras klausimas. Šiaip tėtė mano, tai aš nelabai žinau jo nuomonės iš tikrųjų, aš nelabai žinau, ar žino iki galo, ką aš darau. Mamai patinka. Mama nėra mačias gyvai, yra mačias tik tais video, bet jinai žvengia, tai mamai visai patinka. O iš brolio irgi gaunu palaikymą visai. O broliai žiūri? Jo. Buvo gyvai matę? Vienas buvo. O bandėsi kad nors ant brolių bairius? Nebandžiau. Aš nebandau iš vis ant jokių žmonių bairių, nes aš bijau iš anksto sužinot, kad nejuokingai yra. Aš galvoju, kad pasiliksiu šitą tiesiog open mic'am ir tada, kai ateinu į open mic'us, tada prasibandau. Ja. Nuo ananasų sulčių sėklos skanesnė? Aš esu girdėjęs šitą, bet aš nežinau, aš manau, čia mitas. Aš manau, kad 3 litrus reikia pist kaip minimum. Jo, turbūt. Aš abejoju. O jeigu tiesiog ananasų valgai? Nu tai ananasus irgi yra ananasų sulčių. O jeigu konservuotas ananasas? Gerai, dabar žiūrėk, Sauliau, kaip tau atrodo, iš kur atsiranda ananasų sulčių? Tai ananasiai. Ananasą praeinam, bet konservuotas ananasas. O tai ten ne ananasas? Nu, ten ananasas, bet tai konservuotas. Tai gerai, ar jisai džiovintas ar konservuotas? Gerai, ar džiovintam ananasai yra ananasų sulčių? Nu, nelabai. Nu, kodėl? Karočią, pelpa ir apple pie. Ačiū. Aš jau pirmą kartą turėjom tokį užauskų heklerių šiandien, ne? Oi, manęs nieks neheklino, šiaip jie tokie pažiūrėjai, sako, gal tu jau įdinahu iš čia. Oi, nenorėčiau, kad jis ateitų pyzdinti. Nežinau, iš tikrųjų keista buvo, bet gerai pavyko susitvarkyti, labai smagu. Kaip sekės paklausinėt tariant su kitu? Gerai, matau, aš norėčiau paklausti. O ką klaus? Nu, tipo, apie šeimą. Kurią, ble, šeimą? Apie kurią nori pašnekėti? Blet, apie tuos, kurios elementus skolingas, tai aš nenoriu apie juos kalbėti. Ne, niekam aš nieko neskolingas. Šiaip, kažkoks klausimas, taip, šeimos šiandien klausimas? Taip, kaip tavo šeima reaguoja, kad esi komedijai? Na, šis tatu. Ką? Palauk, nežinau, normaliai, čia mano pasirinkimas, nu, tipo, jie gal mato, daugelis galvoja ten, kad aš turėjau galimybę, gerų pareigų, gero darbo ir viską mečiau, atsisakiau dėl to, kad norėjau labiau, vat, čia užėjęs šūdą pavalgyti, nes, nu, to malonumas, poskonis lieka, žinai, tu vėliau tada grįžti namo, aha, turiu kokius salduminką pavalgyti, kad nejaustų dantis išsivalyti 3 kartus, jo, vasabio iš karto, kaip be sušių, aš ateinu sušių, sumoku kaip už visus sušių setus, sakau, šitą, ble, ryžių savo žuvim pasilikit savo, man vasabio. Ir viso. No? Buvo kažkas iš šeimos atėjo pasirodymą? Ne, nekviesiu nieko. Aš nemėgėjęs vapščiai nieko kvies. Aš nemėgstu, kad iš pažįstamų rato vapščiai niekas neteitų. Bet jeigu ateina, tu ir spaudimo, ir jie gal tikisi kažko daugiau, tu ir vis tiek surakina. Vat man kas keista, vat kiek kas čia dalyvavo šitose renginiuose, nu, tipo, iš komikų, lipa ant scenos. Nu, man iki šiol, blecha, atrodo, kad surakina. Jums nėra taip, kad vis tiek, tipo, tave, kad pamatai kažkokį tai žmogų, pažįstamą, nepažįstamą, toks, blėt, atrodo, lyg pirmą kartą liptum ant scenos. Ir man tas jausmas, aš negaliu nuo jo išsivadoti. Anksčiau tai labai būdavo. Aš atsimenu, pirmą open mic'ą užlipau, tipo, nu, čia jau pat pertraukas. Nu, tai realiai gavos trečias, bet pirmas, kai normaliai pradėjau. Užlipau pirmą open mic'ą
Ir žiauriai gerai pavariau, tipo, pasidatėm visi pitakus, davė viską, tipo, ir į antrą open mic'ą galvoju, žinai, ką aš draugų prisikviesiu, atėjo gal 8 draugai mano. Ir taip vominau, taip gėda buvo, tipo. Ir kada va, tie draugai vėliau, tipo, ai, visai buvo gerai, o tu žinai, kad buvo blogai, tai palikit mane dabar tu ir mamoje, aš kaip ežiukas, blėt, kažkur po lapą, va tai va pasėdėsiu 2 savaitės. Ir tada išlys ir galėsi, tipo, vėl gyventi. Pavyzdžiui, žinau, šiandien buvo įskaita tokia, kur, žinai, aš tokias įskaitas gaudavau Lenkijoje, kai mokiausi. Aš sakyčiau, Tomašai, tu gal esi linkęs viškai save kritiškiau vertintis. Aš sakyčiau, kad tau visai neblogai, visai zilbys buvo. Ačiū labai Deividui Vizgirdai, kad šiandien pagelbėjau open mic'e. Noriu visiems pasakyti, kad iš neuroanatomijos laboratorinių darbų gavau 6,83. O dabar, karočią, ahaiva! Jeigu Vita būtų gerimas, tai būtų raganos viralas. Ačiū, viso gero. Gerai, gal ir netokia prasta mano komedija. Man atrodo, kad tu muši mane dabar. Aš galvoju, kodėl tu neminė. Nes aš įsidengęs, blėtas. Ne, maldės, buvo gerų bairių, tikrai buvo gerų bairių. Bet reikės per... Ne, buvo ir šūdų krūvos, bet buvo ir gerų, bet čia yra open mic'as, tipo, tikrai nereikia palinti. Jo, nauji bairiai, tai ko tu, man vat labai nepatinka, kai ne tik nauji, visi komikai parinas, jeigu nesueina nauji bairiai, nu, tipo, tai čia tokia trefkė. Čia, jeigu kažioras per trefkę trajekus prameta, tai čia viskas gerai, jis tobulina save, taip pat ir tu. Viskas gerai, panuolį, gerai pavarėjai, viskas. Tikrai, kaip naujam bairiam gerai pavarėjai. Jeigu čia būtų tau patikrinti bairiai, skaičiau, gal tu grįžk į ekonomiką, ten ar ką tu ten darai. Bet dabar, tipo, viskas ok, zeba. Tai kur tu eini? O tai kėdžių nereikia sutvarkyti? Ne, tai nedas tvarkys. Man sakė, nebereikia, viskas. Ačiū, aš buvau Deividas Vizgirda, atidirbau šiandien. Ačiū jums labai ir iki susižiūrėjimo YouTube'e. Ne, tai Ziman. Jo. Tau paskutinis klausimas šiandieną. Kaip tavo šeima reaguoja, kad esi komedijai? Dabar jau gerai. Dabar jau gerai. Iš pradžių buvo, kad nelabai palaikė iš tikrųjų, dėl to, kad aš pasirinkau šitą vietoj mokslų užsienį. O dabar, kai pamatė, kad gerai sekasi, kai studijuoju dar ir Lietuvoje, tai labai palaiko, labai džiaugiasi, tėtis visus vlogus žiūri, tai tėtis linkėjimai tau. Mama sako, aš nežiūriu, man ten, jeigu patik, sako, kažką dabar ginčyčiau su tavim. Tai va. O ateina į gyvus pasirodymus? Tėvai tai nėra buvę dar, nekviečiau kažkaip. Pakviesiu, kai arenas darysim tėvus. O brolis jo, brolis tai atvaro, brolis dažnai atvaro. Brolį myliu, mamą, tėtę myliu, visus myliu. Tai man jų palaikymo užtenka dabar ir labai džiaugiuosi, kad žiūri, seka. Tai jo, tai labai labai smagu. Tėtis iš pradžių perėjo nuo to, kur visiškai nežiūri, jis perėjo nuo frazės, tu čia tipo būsi komediantas, iki kur jis man po podcast rašo, žiūrėk, tu ne tą Instagramą įdėjai descriptioną. Sako, kad kažkur buvo, tipo, kažką parašė, sako, pažiūrėjau, pataisyk, sako, žiūri, man tai labai smagu, žinai. Labai labai džiaugiuosi. Mano darbas šiandien baigtas ir mano palinkėjimas šiandieną. Nesirkit ir būkit sveiki. Čiau. Gerai, baigiam tvarkytis. Žiauriai geras openas, labai dėkingas esu savo draugam, kad man padėjo. Dėkingas Deividui, kad pravedau open mic'ą. Ir dėkingas labai jum, labai dėkingas visiems, kas žiūrit, jūs padarot šitus vlogus įmanomais. Ačiū jums labai ir kaip ir kiekvieną kartą parašykit kokį nors komentarą, tai labai padeda, jeigu galite prenumeruokit kanalą, didelė dalis jūsų žiūrinčių nėra subscriberiai ir labai būtų smagu, jeigu būtumėt. Ir tiek, ačiū labai, kad žiūrėjote šį Comedy Shock vlogą ir iki kitų kartų. Ate! Nedas geriausia! Paksas geriausia! Nefilmuok dabar. Nefilmuok, ble, taip tam.